Matyt, jau pastebėjote, kad mano penktadienio įrašai keičia pavydalą. Dėkui visiems naujiems prenumeratoriams YouTube kanale, kurių skaičius pastaruoju metu sparčiai auga. Labai kviečiu jungtis visus, kam svarbu, ką kalbu. Pažadu akylai stebėti Lietuvos politinę erdvę ir analizuoti visokius nusikalbėjimus. Kaip man įprasta, neklydėsiu kokia Blinkevičiūtė, kuris apalioja bet ką, visas pasaulio bėdas randa konservatoriuose ir kalba taip, kad akivaizdu, jog pirma, negeba suvokti skaitomo teksto, jeigu bendrai moka skaityti, antras, skaičių nepažįsta, o trečia, apie gebėjimą prisiminti, ką jos partija darė ir daro, net minėti neverta. Kalbėjau ir kalbėsiu su argumentais, analizuosiu tiek politikų kalbas, tiek dažniau apgailėtiną žurnalistų darbą. Dauguma žurnalistų dėja net klausimo rišliai nesuformuluoja, ką jau ten kalbėti apie tai, kad sugebėtų politiko veikimą aptarti ar deramai interviu vestų. Parodysiu ir visos eilės vadinamųjų politologų ribotumą bei šališkumą. Jokių indulgencijų konservatoriams tikrai nebus. Priešingai, kaip tos partijos narė, jaučiu ypatingą atsakomybę pirmiausia kalbėti apie savo partijos darbą. Pirmas konkretus tokios analizės pavyzdys jau paskelbtas tekstas apie LRT redaktoriaus Mindaugo Jackevičiaus profesinį neįgalumą. Skaitykite, nuoroda yra komentarų. Galite paklausti, o kas paskatino tokį pokytį? Juk daugiau nei 4 metus nuosekliai pasakoju apie kai kuriuos Lietuvoje rečiau aptariamus europinės politikos klausimus. Ir kalbėjau tai ramiai. Deja, situacija pasaulyje kinta ne dienomis, o valandomis. Lietuvai gresia jau tikrai ne hibridinė, o absoliučiai normali karinė intervencija. Tuo tarpu Lietuvos viešosios erdvės intelektualinis lygis smunka taip sparčiai, kad tai jau ne vien silpnina šalies demokratinės institucijas, bet atvirai graso Lietuvos nepriklausomybei. Nesugebėdami profesionaliai moderuoti pokalbių net su tais, kurie brukasi į prezidento postą, iš biudžeto išlaikomi žurnalistai pralaimi atvirai valstybei priešiškiams kanalams. Jos žiūri ir jais domisi mažiau. Kol tai buvo mano asmeninis jausmas, aš bandžiau kalbėti aptakiai. Gavus laišką, kurio autoriaus neviešinsiu, tik pasakysiu, kad tai išskirtinai kvalifikuotas biurokratas, kurio įžvalgas seku jau seniai ir jos visat pasitvirtina, supratau, kad privalau eiti va-bank. Eiti iki pabaigos, kuri dėja gali būti labai baisi. Laišką be jokių kupiūrų pateiksiu toliau. Didžiausia bėda būtų dar vienas nepriklausomybės praradimas. Viešoji erdvė Lietuvoje darosi pernelyg panaši į tą, kurią savo tragiškoje knygoje 40-ieji paskutinė Lietuvos vasara aprašė Norbertas Černiauskas. Žinau, kad Lietuvos mokyklose dėja nemokama mąstyti ir gyventi realybėj. Visi tie pigus psichologiniai triukai, kai tikrovė pateikiama vien per pozityvų emocinį jausmą, viena vertus nemoko gyventi natūralioje įtampoje, žmogus visada tokioje egzistencinėje įtampoje stovi, kita vertus itin dažnai žiauriai kertasi su vaiko kasdienybė, kur ir skurdo, ir nemeilės, ir net išnaudojimo gali būti apstu. Negirdėdamas tiesos, vaikas praranda orientyrus ir pasitikėjimą pasauliu. Primityvinama viešoje erdvė veikia ir, pavadinkime taip, suaugusius. Ir lemia, kad vis daugiau žmonių nebesugeba realiai vertinti procesų, net tokio akivaizdaus fakto, kaip savo asmeninės būties trapumas. Norit pavyzdžiui, tarkim, šimtai praranda žadą vos išgirdę vėžio diagnozę, tad atrodo, kad jie net nesugeba suvokti esą mirtingi. Analogija galbūt jums atrodo drastiška, bet ji labai švelni, kai įvertini visokių antivakserių ir kitų panašių vatnikų mąstymo lygį bei logiką. Galite sakyti, kad tai neišsilavinusi agresyvi mažuma? Deja, skaitydama įrašus LinkedIn, kur visokie jauni profesionalai nuolat gėrėsi savimi ir savo pasiekimais, akivaizdžiai matau, kad jie lygiai taip pat nesugeba matyti realaus pasaulio įtampų. Jau nekalbant apie tai, kad turėtų kokią nors aiškę politinę tapatybę ir drąsiai ją deklaruotų, gebėdami adekvačiai ginti savo pasirinkimus ir vertinti jų kainą. Gražu ir miela, deja, paprastai nebūna tikra. Dabar perskaitysiu jums laišką, kurį minėjau. Primenu, kad tai ne mano tekstas, tas stilius bus kitoks. Sąmoningai palieku taip, kaip gavau. Citata prasideda. Labas vakaras, gerbiama Aušra. Kad Janulevičius pelnytai gavo nuo Aušros, tas manęs nestebina, aš ne apie tai.
Peržiūrėtos video medžiagos kontekste reguliariai, bet labai lėtai pažiūriu YouTube kanalus OpTV, ekspertus, komentarus, Orlauską ir kitus Kremliaus projektus. Ten yra kuriamas darbštaus verslininko naratyvas. Žinoma, kuriama ir kitų socialinių mitų simbolių, kurie tampa hibridinio karo minkštosiomis smegenų plovimo priemonėmis. Šiuo atveju Nulevičius ir kiti laidos verslininkai, mano akimis, buvo to naratyvo simbolio kūrimo dalis. Juk jeigu Kremliaus projektui pavyktų į Lietuvos postsovietinių valstybių valdžios institucijas prastumti dominuojančią savo agentų masę, kaip pavyzdžiui Sakartvele, ir suteikus daugiau politinių galių verslui, tai jie neduot Markso už 300% pelno parduotų ir savo motiną. Pavyzdžiui, netoks rodos padorus pilietis kaip Verslo konfederacijos pirmininkas Romanovskis viešai apgailestavo, kad Skvernelio vyriausybė buvo geresnė už šią, kuri jį nuvylė dėl mokesčių. Trumpai tariant, verslininkai yra agresorių reikalingas socialinis sluoksnis, kuris moka organizuoti, valdyti, kontroliuoti ir kurį patį yra lengva kontroliuoti per finansavimą ar nusikalstamas jėgos struktūras. Taigi doro, mecenatiško, rūpestingo, tėviško darbdavio naratyvas yra gundantis tiek pačiam verslui, tiek priimtinas nuvargusiam ir nemąstančiam piliečiui, tiek agresyviam Kremliaus Mefistofeliui. Tokiame kontekste matau interesą ir pernelyg daug įtartinų, bet metodiškai kryptingų požymių aptariame forume. Konkrečiai. Taip, laidos vedėjas yra silpnaprotis tinginys. Bet juk tarybiniais laikais buvo teisingas priežodis, mūsų kvailys priešų radinys. Kas yra tas lėlininkas, kuris surežisavo ir pastatė silpnaprotį vesti tokią laidą? Kodėl Garbačiauskaitė perrinkta tik po 6 mėnesių ir tik iš 3 karto? Kas tame LRT dedasi? Pumprickaitė forumus vesdavo gana kokybiškai. Konkrečiai apie, kaip man rodos, prieš jūs panaudotas priemonės. Pirma, jūs buvote klaidingai informuota apie laidos temą. Siurprizas gali išmušti iš vėžių dažnų. Prieš jūs buvo surinkti oponentai, kurie iš anksto buvo priešiški jūsų knygos diskursui. Priešininkų buvo neproporcingai daugiau. Buvo keistų dalyvių, kurie tik vargino savo nugrybavimais ir ribojo galimybės kokybiškai oponuoti skaitlingesniems oponentams. Galiausiai laidos pabaigoje be pagrindo išskirta didžiosiomis. Jums buvo prikabinta etiketė kaip negerbiančios oponentų ir pritildytas mikrofonas. Apskritai stebiu laidas Delfi iš esmės 24/7 formą, matau vienokius ar kitokius žurnalistinius triukus, menkinančius Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratus lyderius ir pačią partiją. Darau prielaidą, kai yra Kremliaus finansavimas, tai Kremliaus agentūra pinigus įsisavina biurokratiškai. Naudos ir kašto analizės nedaro. Jau pagal sovietinę tradiciją svarbu, kad Kremlius matytų, kad procesas vyksta ir pinigai būtų įsisavinti. Kremliaus agentūros fiasko Ukrainoje rodo, kad pinigai įsisavinė vis dar tuo pačiu sovietiniu efektyvumu kabutėse. Liūdniausia, kad man peršasi prognozė, kad prokremlinės jėgos kitoje Seimo kadencijoje dominuos. Nesinori sulaukti savo sąžinės priekaištų, kad tinkamu laiku nieko nepadariau. Laiškas baigėsi, citatą uždarau. Dabar kelios mano įžvalgos. Labai nemėgstu visokių sąmokslo teorijų ir visais būdais jų vengiu. Tad skaitant laišką, mano smegenys visai priešinosi ir ieškojo loginių skylių. Vis dėlto nerimas išliko, tad pasitikrinau su keletu kitų žmonių. Visų verdiktas buvo tas pats, labai panašu į tiesą. Vienas iš prelegentų net tiesiai rėžė, kad čia tiesiog banalybės ir taip viskas aišku. Netikiu esanti tokia svarbi, kad kokia nors televizija mano personai skirtų tiek dėmesio, kad specialiai mane pakišinėtų kokioje nors laidoje. Pretenzijų Lietuvos radijo televizijai neturiu, visą, ką norėjau pasakyti, pasakiau. Didelis palaikymas, kurio sulaukiau, rodo, kad buvau išgirsta. Kalbėsiu toliau. Rimtesnė bėda ta, kad laidų vedėjai tokių laipsnių nevykę, kad jie net nesugeba suvokti, kas jiems sakoma. O tai savo ruožtų reiškia, kad jie nesugeba numatyti savo veiksmų pasiekmių. Ir juos pasamdyti, net jiem nesuvokiant, labai lengva. Laiško autorius gražiai parodo Lietuvoje, kaip beje ir visoje postsovietinėje erdvėje įsigalėjusius ekonomizmo mitus, kai pasaulio kūrėjų tampa mistinė pramonė ar koks mistinis verslininkas. Kur didžiausia bėda? Apytikrai 10-mečio viduryje Lietuvoje nevykusi privatizacija sukūrė finansinius srautus, kurie dažnokai šildė Murzinas rankas. Tie pinigai leido pirkti viešą erdvę ir per visokius Lietuvos laisvosios rinkos vadinamuosius institutus
normalus lobistas, šiaip lobistus, įtakos grupės, įdėgė verslo prioriteto prieš visas kitas visuomenės grupės mitą. Ekonominio kliedesio apie visą pasaulį maitinantį verslą išmušti iš žmonių galvų nepavyksta iki šiol. Tarkime, Nausėda neseniai net pareiškė, kad verslas svarbus mat kuria pajamas. Šiaip jau pajamas kuria išlaidos, bet kuris suvargęs pensininkas, kai perka bandelę, kuria pajamas Lidlui ar Maksimui. Ir ne tik verslui kuria pajamas. Pirkdamas tą bandelę jis neša pajamas ir valstybės biudžetui. Mat kiekvienoj bandelėje yra PVM-as, kurio dalis biudžeto pajamų struktūroje bendrai man didžiausia. Lietuvos verslas gali pasigirti nebent tuo, kad jis į valstybės biudžetą tiesiogiai įneša vieną kukliausių dalių Europos Sąjungui. Kitaip sakant, neatsilygina visuomenė už jos darbą. Verslas kasdien naudojasi menkai apmokamų mokslininkų ar mokytojų darbu, nors būtent jie verslui ir darbuotojus ruošia ir kompiuterius ant jų stalų atnešė. Ne verslas sukūrė internetą, kuris jam kasdien neša milijardus. Jis sukūrė mokslininkai valdiškose organizacijose. Mitas apie verslo išskirtinumą yra pagrindinė viešojo sektorius, kuris pašauktas saugoti valstybės institucijas silpnumo priežastis. Kokiu laipsniu tos institucijos pažeistos rodo, tarkim, pastarasis mokytojų streikas, kai tie, kurie turi mokyti vaikus suvokti priežasčių ir pasiekmių sąryšius, nesigėdydami demonstruoja nematantį sąryšio tarp mokesčių sistemos ir jų atlygių. Tiesiog rėkauja. Nemanau, kad Janulevičius yra koks Kremliaus agentas. Jis tiesiog labai primityvus ir neišsilavinęs žmogus, ką nesigėdydamas pademonstravo minimoje laidoje. Jam kažkas kažkur sakė, kad jis ir jo verslai viską kūrė ir jam patinka tikėti tokią, nežinau, pasaką. Nesuvokdamas, kad nemokėdamas adekvačių mokesčių verslas kerta šaką, ant kurios pats sėdi, tarkime, netenka kokybiškos išsilavinusios darbo jėgos, koks eilinis Janulevičius tik supanašėja su neraštinga kaimo moterytė. Bet kai tokio siauro akiraščio verslininkai tampa lobistais, o konkretus Janulevičius ir yra lobistas, lauk bėdos. Paklausykite, perskaitykite tekstą, kuris yra nuorodose ir pagalvokite, ar tai koreliuoja su jūsų jausena dėl to, kas vyksta. Jeigu atpažįstate, pagalvokite kodėl. Sverkite jau vien todėl, kad būtume pasiruošę blogiausiam scenarijui, kuris, labai noriu tikėti, neateis.